Sveiki, čia Info diena, aš Viktoras Jakovlevas ir svarbiausios temos. Jungtinių valstijų ambasada Baltarusijoje ragina visus Amerikos piliečius nedelsiant iš ten išvykti. Politikai sako, kad raginimas ne pirmas, bet jis susijęs su Lietuvos ir kitų šalių siekiais nuo Baltarusijos atsitverti geležinę uždangą. Grėsme nacionaliniam saugumui pripažinta Baltarusių aktyvistė Olga Karač neigia tarnaujanti Putinui. Ji žada bylinėti su Lietuva, bet pripažįsta, kad buvo įspėta dėl Rusijos žvalgybos. Ir taip pat šiandien po Jungtinės valstijas keliaujantį atogražų audra Hillary Pietų Kaliforniją paliko su lavina purvo. Eismą gatvėse stingdo ir purvo nuošliaužos, o Joe Bidenas aplankė gaisro nuniokotus Havajus. Jungtinių valstijų ambasada Baltarusijoje išplatino raginimą visiems šalyje esantiems Amerikos piliečiams nedelsiant iš ten išvykti ir primygtinai rekomenduoja ten nekeliauti. Išvykti iš Baltarusijos savo piliečiams Amerikos diplomatai siūlo keliais per dar neuždarytus 4 pasienio postus su Lietuva